jokia vasara, joks šiltasis metų laikas negali praeiti be šašlyko. Tai šiandien aš gaminsiu kiaulienos sprandinę šašlyką, parodys, kaip jį labai skaniai pasigamin. Ir, gerai, jūs visi ir jūsų visos mamos, močiutės, uošviai, tėveliai ir visi kiti žino geriausią šašlykų receptą savo šeimoje, savo namuose ir žinoma visam pasauliu. Aš jums parodysiu savo receptą, bet dar parodysiu keletą gudrybių, kurios jūsų keptą mėsą ant šašlykinės, ant griliaus, ant beliko padarys dar skanesnę. Mums reikės nuostabiausio kiaulės sprando. Spjausim, kas jam ne viskas tinka. Aš, kadangi kepsiu mėsą, mesiu į kepsninę, pjaustusi aš nedideliais gabalais. Bet šiaip pjaustykite tokiais, kad jums tilptų ant iešmuko. Bet stengtis, kad visi gabalai būtų panašaus dydžio, kad po to nebūtų taip, kad vieni iškepė, kiti dar neiškepė. Taip, naudojam prieskonius, aš naudoju barbecue rubą. Užmarinavom 10 minučių ir galite dėti ant kepsninės arba į šašlykinę, kuris tik tai norite. Koksai geras šašlykas be daržovių. Lavašas paskepė. Tada pasiemam mėsą. Sukraukite bet kokį dubinį. Turime šašlyką. Dabar kai ką padarysime, ką aš jums ir sakiau. Pilam šiek tiek putojančio gėrimo. Nu ką, 10 minučių mėsytė atrodo nuostabiai. Tai visą šitą jūs galite pasidaryti paprastoj šašlykiniai. Turite puodelį, susimetat, visigi mėgstam į puodą nuo iešmo, susidėjot, pastatėt šalia jos, kažkur, kad būtų šilta, paliko 10 minučių ir pamatysite, koks bus rezultatas. Galite naudoti kalendorių ir kažkokias dar kitas žalias, kurias jūs mėgstat. Pusę valandos ir pagaminau šašlyką, gerai 40 minučių. Bet, sakau, paslaptis yra procese, tai pasibandykite ir ką. Geros jums vasaros, skanaus šašlo ir, ką žinau, gerą vakarą.